Sausio 3-ąją Kauną užgriuvo sniegas. Per 12 valandų iškrito net 44 cm sniego. Kauno vadovų manymų atsakingos tarnybos puikiai susidorojo su užduotimi. Ketvirtadienį padėkos raštais už darbą ekstremalios situacijos metu apdovanoti policijos, ugniagesių atstovai bei kelių Kauno savivaldybės skyrių vadovai. Mums Dievas pasiuntė gerą dovaną, beveik 44 cm per 12 valandų. Ir aišku, net ir su turimiomis didžiausiomis pajėgomis buvo sunku susidoroti iš karto su tokiu sniego krūviu ir lavina. Tai be tarnybos dirbo, buvo sušauktas iš karto ekstremalios situacijos valdymo komisijos posėdis. Jisai įvyko dar sekmadienį ir tada buvo imtasi pirmųjų priemonių, ką reikia padaryti, kaip padaryti. Ir tikrai galiu patvirtinti, kad tarnybos dirbo iš peties, buvo nusamdyta ir papildoma technika. Aišku, ne visa technika net ir atlaikė tokį krūvį, kai kuri technika perdegė, sudego ir sulūžo netgi. Tai šioje vietoje žingsnis po žingsnio ir apsitvarkėme. Pradėjo sniegas eiti trečią dieną be 26 ir jau barstymus mašinus kelių remontų grupės išvažiavo, už valandų 2 išvažiavo mes su savo technika ir ratu sukome tiek kalnus, tiek visus, praktiškai čiut ne pusantros paros neišlipdami iš mašinų. Taip ir vairuotojai dirbo dieną naktį, 2 pamainom, po 10-12 valandų. Padėkos raštas buvo įteiktas ir statybos skyriaus vedėjai Vigimantui Abramavičiui. Pasak mero, šis valdininkas padėkos nusipelnė, nes greitai nuvyko prie įgriuvusio Kleboniškio tilto. Statybos skyriaus vedėjas iš karto, kai tik tai įgriuvo tiltas, jisai pirmasis buvo, kuris nuvyko ir žiūrėjo situaciją ir kartu vertino. Tai šioje vietoje ir paskui, nurodant vietas, tarintis, kur vežti sniegą, tai aš neabejoju, kad jisai tikrai išties dirbo iš peties. Atšalus orui ir ant kelio dangos išpylus gausybę druskos mišinio gatvėse atsivėrė gilios duobės. Tačiau Kauno valdininkų teigimu padėtis laikinosios sostinės gatvėse nėra labai prasta. Žiemos periodu yra pasirašyta sutartis su rangovais ir jie mūsų užsakymų, mūsų turimome informaciją skubiai pateikėm jiems ir jie tas duobės užtaiso. O kiek tam pinigų yra? Pinigų mes planuojam, negalim čia nuspėti ir matyti, kiek jų iš tikrųjų reikės. Mes turim įkainį ir gaudami informacijas į seniūnijų, teikiam užsakymus ir užtaisom. Ir mėnesiui pasibaigus matysim, kiek, sakykime, per sausio mėnesį mes čia jų panaudojom tų lėšų, tai bus aiškumas. Dabar kol kas tokios suvestinės dar mes neturime, bet nemanau, kad tai bus labai dideli pinigai, nes dar kol kas padėtis nėra tragiška mieste, atsiranda tik pavienės duobės ir mes jas kol kas suspėjom užtaisyti. 1 kvadrato kaina yra 111, beveik 112 litų su PVM.